Labas vakaras, šiandieną esu su jumis jau iš Ibicos salos, truputėlį triukšminga, nes Sielos aritmetikos rubrika yra truputėlį tas gyvenimo būdo žurnalas, kuris kiekvieną pirmadienį ten, kur atveda mane, ten, kur esu iš tos vietos ir transliuoju mūsų įprastą rubriką Sielos aritmetika. Todėl labas vakaras visiems ir visoms. Sielos aritmetikos rubrika tęsiasi. Šiandieną apie klausimus mūsų laukia apie finansinį perteklių arba nedateklių ir žinoma sielos aritmetikos frazė. Labai džiaugiuosi grįžusi iš Meksikos ir susijungus, ką tik neseniai kalbėjau su drauge ir kaip tik mes kalbėjom apie tą magišką gyvenimą, kuris neturi jokių sienų, jokių limitų, jokių spalvų, jokių tautybių, nes mes galim susitikę vieni su kitais skirtingose pasaulio šalyse, kalbantys skirtingomis kalbomis, kalbėti tą pačią kalbą, kuri vadinasi sielos kalba. Tai kadangi šiandien esame visiškai į temą ir kalbėsim apie sielos aritmetiką, paprašysiu Linos įjungti klausimą, kuris mūsų laukia šį vakarą. Ir šį vakarą klausimas parašytas. Klausimas atėjo iš Kristinos. Kristina pirmiausia dėkoja už Sielos aritmetikos knygą ir šią knygą naudojasi ne tik ji, bet ir jos antroji pusė, kurią labai jinai myli. Ir jos klausimas yra toksai. Sveiki, Leonora, turiu vaikiną, kuris yra menininkas ir dirba namuose. Kuria savo projektus ir nori už to uždirbti, bet kol kas sunkiai sekasi. Tai dėl finansų trūkumo jis save labai apriboja socialinėme gyvenime. Jis teigia, kad kai užsidirbs daug, tada bus laimingas. Dėl tokio požiūrio mes nedažnai matomės, nors planuojame apsigyventi gal vasarą kartu, bet vėlgi iškyla finansai. Jeigu pasiseks jam prasimušti, tada jis sako, jog mes apsigyvensime kartu. Na, žodžiu, tokia nežinomybė. Aš nusiunčiau jam iš jūsų knygos ištrauką apie pinigus ir vizualizacijas bei afirmacijas. Gal pasinaudos. Bet esminis mano klausimas, kaip aš galėčiau draugą palaikyti, motyvuoti labiau jo veikloje ir kaip tuo pačiu nesijaudinti dėl bendros ateities. Dėkoju už atsakymą. Ačiū tau, Kristina, už šitą klausimą. Šis klausimas tikrai liečia labai daug žmonių ir tikriausia visus. Vienaip ar kitaip, netgi tie, kurie gyvena finansinėme pertekliuje, šis klausimas gali liesti laiko nedatekliaus klausimą, meilės nedatekliaus klausimą, laiko sau, meilės sau, dėmesingumo, tuo pačiu dabarties nedatekliaus klausimą. Nepamirškime, jog viskas yra energija. Energija yra pinigai, energija yra mintys, energija yra laikas, energija yra buvimas čia ir dabar. Tad grįžtant prie pinigų, kadangi šiandieną kalbama apie pinigus ir Kristinos klausimas buvo apie nedateklių, apie tą momentą, kada mes laukiame to stebuklingo rytojaus, kada jisai išauš pilnas pertekliaus ir finansinio gėrio, tik tada mes pradėsime gyventi. Deja, norėčiau sugrąžinti prie galbūt tokio momento nerašytos visatinės taisyklės, jog mes gauname iš gyvenimo tai, kas esame, apie tai, ką galvojame, kuom kvėpuojame ir kuom vibruojame. Todėl vienas iš svarbiausių dalykų, kuris man asmeniškai mano gyvenime padėjo prasimušti į finansinę laisvę ir prasimušti į gyvenimą tokį, kokio aš noriu, tai pirmiausia mintys ir tikėjimas ir pasitikėjimas, jog viskas nebus rytoj, viskas gali būti jau šiandieną. Tai netiesioginis momentas, kad aš laukiu galbūt 100 000 eurų arba milijonų finansų savo sąskaitoj, bet momentas, jog aš savo mintyse, savo fizinėje erdvėje jau leidžiu savo turėti tai, apie ką aš noriu, apie ką aš svajoju ateityje. Kas vyksta mūsų galvose ir kas vyksta mūsų realybėse. Kada mes sakome, aš negaliu sau leisti, kada mes sakome, aš negaliu apie tai to daryti, mes nutoliname tą realybę, kadangi realybė nėra susijusi su laiku. Realybės egzistuoja čia ir dabar
tuo pačiu metu skirtingai. Paimkime žmonės, kurie gyvena Lietuvoje, tarkim, toje pačioje šalyje. Kiek žmonių toje pačioje šalyje gyvena skirtingai. Vieni savo gali leisti labai daug, keliauja, valgo, mokosi, kiti gali leisti savo labai mažai, treti galbūt net nesvajoja apie tai, ką kiti jau gyvena. Taip? Ir tos realybės iš vienos pusės mes galim patikėti, kad tai yra loterija ir kad tai yra galbūt įgimtas dalykas arba sunkiai uždirbamas dalykas, bet nepamirškim kitas momentas tų nuostabių pasakos istorijų ir gyvenimiškų istorijų, kada žmonės neturėdami nieko, gyvenime galbūt neturėjo turtingos šeimos, neturėjo aukštųjų išsilavinimų, pasiekė tai, ko nori. Ką tie žmonės dažniausiai pasakoja apie savo gyvenimo istorijas? Jog jie tikėjo, jog jie norėjo, jog jie svajojo ir jie išdrįso sau leisti. Mano gyvenimo istorijai ta pati galbūt finansinio pertekliaus gaida sekėsi diena iš dienos, kada savo vaikystėje žinojau, kad tai, ko noriu, negaliu turėti, nes tiesiog realybė to neleido turėti, niekada man niekas neuždraudė, nors ir labai realybė pasakojo, jog tai neįmanoma, neuždraudė svajoti. Tada, kada aš buvau maža ir gyvenau mažame miestelėje, aš visada svajojau apie platų pasaulį, aš visada svajojau apie tarptautinius žmonės, aš visada svajojau apie vandenyną už lango, aš visada svajojau apie gyvenimą tokio, kokio aš noriu. Nors nežinojau tuo metu, ko aš norėčiau ir kaip aš norėčiau, aš visada svajojau leisti savo tai, ko noriu, nelaukdama rytdienos. Ir tie mažyčiai žingsniai, netgi tada, kada neturėjau visiškai pinigų ir turėjau labai daug skolų, niekada mano savo viduje neuždraudžiau leisti savo užeiti į brangesnę parduotuvę, kurioje aš šiandieną galbūt negaliu nieko nusipirkti. Niekada neuždraudžiau savo leisti savo būti toje aplinkoje, kurioje gali būti tik turtingi žmonės. Niekada savo neuždraudžiau leisti savo daryti tai, ko negalėčiau daryti pagal savo finansinius galimybės. Nesakau, kad reikia išmesti, kaip sakoma, užmerktomis akimis visą savo paskutinius finansus pro langą arba daryti tai ir negalvoti apie savo aplinką. Bet neuždrauskime, mielieji, neuždrauskime savo svajoti, neuždrauskime savo tikėti ir neuždrauskime savo leisti gyventi pertekliuje čia ir dabar, nesvarbu, kokie skaičiai yra mūsų sąskaitoje ir kokios galimybės yra mūsų realybėje. Nes tik tai jūsų mintys, tik tai jūsų energetinė vibracija, tik tai tavo vidinis tikėjimas ir pasitikėjimas gali pritraukti kitas galimybės. Nepamirškime, kad energija traukia energiją. Jeigu jūsų mintyse ir sąmonėje yra nedateklius, nusivylimas, taupimas ir galbūt užsidarimas, laukimas geresnės dienos ir užstrigimas juodoje dienoje, mes pritrauksime būtent tai. Jeigu mes išdrįsime išlipti, rizikuoti, žaisti su energetinė realybė, su svajonėmis, su mintimis, su tuo, kas yra mūsų galimybėje, tai yra vizualizacija, tikėjimas ir pasitikėjimas, tik tada mes galėsime užeiti į savo kūrybą, į savo galimybės, kurios yra už logikos ribų. Todėl, Kristinai, dėkoju už klausimą. Linkiu jos draugui, linkiu tau, Kristina, pirmiausia, nemokinti savo draugo kaip gyventi, o įkvėpti savo draugą gyvendama pačiai savo gyvenimo realybėse, jas keičiant, tikint juo, pasitikint jo kūrybą, pasitikint jo pertekliumi, kurį kiekvienas mes turime, jeigu užeiname į jį. Ir svarbiausia, pasitikėk savo galimybėmis, pasitikėk savo svajonėmis. Jeigu tu svajoji gyventi perteklinį gyvenimą su savo mylimuoju, pradėk jį gyventi jau čia ir dabar, tikėdama ir matydama jo sėkmę, matydama savo sėkmę ir nebijodama tai, kas vyksta, o tikėdama ir norėdama, pritraukdama tai, ko nori iš tikrųjų tu. Todėl sėkmės ten, kur yra ne mūsų baimės, traukti tą energiją, kur yra mūsų norai. Nes nepamirškime, ten, kur dėmesys, ten ir energija. Tad šią viena iš mano mylimiausių frazių noriu šiandieną pabaigti mūsų
nepabaigti, galbūt pradėti mūsų savaitę su sielos aritmetikos rubrika ir priminti, ten, kur dėmesys, ten ir energija. Stebėkite, apie ką galvojate, stebėkite, kuom tikite, stebėkite, kas esate patys savo mintyse, savo kūnuose, savo erdvėse ir žiūrėkite, kaip realybė jums veidrodžiuoja tai, kas esate iš tikrųjų, o ne tai, ką galvojate, jog jūs esate ar norite. Labai svarbu patikėti, norėti, būti ir gyventi tai jau čia ir dabar. O aš prie viso to, šitą finansinę pertekliaus ir energijos erdvės galimybėmis noriu palinkėti jums dar vienos gražios savaitės ir prisidėti sielos aritmetikos fraze, kuri mus lydės šią savaitę. Taigi, prisijungiam prie mūsų įprastos magiškos erdvės, kuri yra triukšmingame fone, bet gyvenimas pilnas netikėtumų ir ne visada mes galime būti ten, kur norėtume būti, bet svarbiausia, kaip mes galime bet kokioje erdvėje elgtis, tai priklauso nuo mūsų vidinio požiūrio. Todėl šiandieną galbūt norėčiau būti labai ramioje aplinkoje ir ramiai kalbėti su jumis, bet esu apsuptyje savo mylimos draugės, su kuria mes leidžiam nuostabų laiką iš sielos į sielą ir būtent ji man padeda daryti šią rubriką šiandieną. Ačiū tau, Lina. Ir ši frazė kartu su visais mumis jungiasi šiandieną, šį vakarį ir tegul lydi mus visą šią savaitę. Taigi, kokia sielos aritmetikos frazė mus lydės šiandieną? Šiandieną atverčiau 28 puslapį ir frazė mūsų laukia tokia. Į savo baimės žvelkite kaip į ribą, už kurios yra tai, ko jūs norite, geidžiate, apie ką svajojate. Labai įdomi frazė, labai tinka kartu su Kristinos klausimu ir sielos aritmetikos rubrikos tema. Į savo baimės žvelkite kaip į ribą, už kurios yra tai, ko jūs norite, geidžiate, apie ką svajojate. Taigi, ten, kur dėmesys, ten ir jūsų energija. Jeigu koncentruosimės tai, ko bijome ir nenorime, gausime tai, ko bijome ir nenorime. Jeigu koncentruosimės tai, ko norime ir apie ką svajojame, aš jums pažadu, jūs ir gausite tai, ko norite ir apie ką svajojate. Ačiū Jums, gero vakaro, šiltai apkabinu ir iki kito pasimatymo jau ateinantį pirmadienį sielos aritmetikos rubrikoje. Ir dar, jeigu norite prisijungti į vos keletą vietų likusią mūsų nuostabiai magišką kelionę į Egiptą, kuris atidarys išminties vartus į kiekvieną moterį, išminties vartus į kiekvieną tą auksinio amžiaus istoriją, kurią byloja kiekviena šventykla Egipto žemėje. Kviečiu prisijungti jau vasario 21 dieną iki kovo 2. Linkiu užsiregistruoti, rašykite laiškus į info@leonorabiju.com arba stebėkite informaciją Facebook puslapyje ir iki susitikimo Egipte. Arba iki pasimatymo gyvai sielos aritmetikos rubrikoje kitą pirmadienį. Ate.